Vilnius Tech – elektronikos fakultetas. Kaip atrodo elektronikos fakultetas ir ko jame išmokstama? Taip atrodo studentų baigiamieji darbai. Kaip matote, viskas arba rieda, arba šviečia, arba mirksi, arba važiuoja, arba kai kuriais atvejais ir skraido. Šitas tikrai skraido, šitas šviečia. Čia yra šešiakojis voras, kuris, pastačius ant grindų šitą ropoja. Čia yra ultragarsiniai jutikliai, kurie, matuoja atstumą ir aptikus kliūtį, šitą vorą sustoja, tą kliūtį apeina. Ketvirtam kurse gali mechaninį vorą tokį ir gąsdinti savo butiokus ir kambariokus. Taip. O magistrė gali pasimokyti, kaip padaryti, kad jisai šautų jau voro siūlą? Čia sunkiau. Studentų darbas – vandenilio generavimo aparatas. Fainai, kad viską galima paliesti. Oi, čia iškart prie laidų ranką kišu, nereik taip daryti. Čia mokomasi, kaip veikia saulės panelės. Be abejo, jeigu jos yra skirtingų kampų į saulę žiūri, tai skirtingai gamina elektros energiją, o čia, kai nėra saulės, galima pasišviesti ir pačiam. Labas, Nojau. Sveiki. Papasakok apie programėlę, kurią sukūrėt. Hackathone gimė idėja sukurti programėlę, kuri remdamasi dirbtinio intelekto pagalba padėtų ruoštis gimnazistui valstybės brandos egzaminams. Matome laiką iki pirmojo egzamino, matome stryką, kiek mes mokomės. Aš kol kas nelabai mokusi. Prieš sukurdami programėlę, Nojus su draugu programavimo kalbų mokėsi porą mėnesių. Pasirenkama kažkokią temą, sakykime tikimybės, galime pasirinkti, kad galėtume naudoti dirbtinį intelektą, pasirenkame klausimų skaičių, pradedame testą, iš dėžės ištrauktų žalį būtų lygiai 1/6. Tokių spalvų 2 pirmosius rutuliukus ir tai ištraukti iš dėžės. Čia skaičiuoti reikia, ar ne? Taip, čia skirta labiau pasiruošti, sakykime, šitą temą tikimybėms. Tai gimnazistas galėtų programėlės pagalba spręsti uždavinius, kurie yra ištraukti iš praeitų VBA egzaminų. Čia nėra studijų dalis, bet studentai gali kurti daug tokių dalykų savarankiškai. Lemmy programėlę jau galima parsisiųsti per Google Play, greitų metu ji bus prieinama ir iPhone naudotojams. Kokių specialybių studentus jūs mokote? Tai mes turim pačius brangiausiai apmokamus, tai elektronikos inžinerija, informacinių sistemų inžinerija, dirbtinio intelekto sistemos. Visas šitas fakultetas, jeigu pasižiūrėt, tai visi patys brangiausiai apmokami. Ieško jūsų, jaučiasi, kad yra poreikis, ar dar nespėjot pajausti? Ne, šiaip tai labai ieškosi, kiek aš girdžiu. Teltonikos, kiek aš girdėjau, kad daug kas atlieka praktiką, jos labai dažnai pasiema iš karto jų mokamas pozicijas. Iš tikrųjų, galiu galbūt pasigirti, aš atlikau vieną tokią smulkesnę praktiką pirmame kurse ir gavau vasaros darbą pagal specialybę. Jaučiasi tikrai, jeigu tu stengiasi, jeigu tu kažkur dalyvauji tas praktikas, tai ir tikrai tave pastebės ir kažkur norės pakviesti. Kartais studentų darbais lieka nustebę ir patys dėstytojai. Kai vienas studentų padarė tokią sistemą, apjungė ir techninę įrangą, ne tik programiškai, kuris sugeba iš, nesakysiu kokio socialinio tinklo, rinkti žinutės. Labai patiko ta kūrybinė mintis, nustebino, nes jeigu su įmonėm kalbi, tai mums čia reikia skreipinimo specialistų, kur čia paimti, sakau, turiu už didelius pinigus, galim paskolinti. Labai panašiai atrodo elektros kabeliai, kurie eina po Baltijos jūrą. Čia yra jo skerspjūvis ir čia galima žaisti su jais, testuoti, matyti signalą, kur yra tie svarbieji taškai. Yra valgykla pirmam aukšte. Svarbiausia vieta. Svarbiausia. Skanu? Jo, skanu. Gerai. Vyksta paskaita, mes netrukdysim paskaitos. Norėtume gal, bet netrukdysim paskaitos. Studentai tokiose patalpose klauso paskaitų, mokosi, konspektuoja. Patogu visai? Ar paskausta minkštai, ar ne? Ne, šiaip labai patogu. Daug litavimo elektronikoje. Litavimo elektronikoje. Litavimas tikriausiai tokia duona to elektroniko, tai tikrai yra smagu lituoti. Žinoma, kai nepavyksta, tada nepatinka, bet kai pavyksta, tada patinka. Teorija ir praktika. Koks jų santykis? Labai daug reikia daryti dalykus. Aš kaip tiksliukas. Tos inžinerijos matematikos skaičių yra labai daug, tai tikrai reikia spręsti uždavinius, tas formulės atmintinai iškalti tikrai nepavyks, reikia spręsti, tuo labiau, kad uždavinynus kai kurie dėstytojai leidžia naudotis, tai tų formulų atsiminimas nėra problema, yra problema, kaip tu juos pritaikysi. Jeigu turi 7 matematikai, galiu čia studijuoti, kaip manai? Svarbu ne tai, ar tu esi tiksliukas ar humanitaras, svarbu tai, kad tau patiktų elektronika. Tau matematika nesiseka, bet tu matai tą tokį savotišką, sakykime, grožį joje ir tu nori išmokti, tai tikrai verta studijuoti.